šoninių kišenių kairė tarp slankstelinės angos ir vidutinio laipsnio dešinės. L5S1, kur baisiai skauda, paracentrinė foraminalinė protruzija, išvarža 8 mm. Mišraus pobūdžio didelio laipsnio kairės šoninės kišenės ir tarp slankstelinės angos bei didelio laipsnio kairės stenozė, išvada. Čia pasak Virginijos Apanavičienės, jos vyrui, mano tėvui, nieko iš viso nėra, jisai viską vaidina, turi eiti dirbti. Negalima gulėti, dabar būtina gulėti, kai mes bandom atauginti kažkurios tai sąnarius, geriam gliukozaminą su kolagenu, būtina gulėti. Moteris hipoventilozės, poliartrozės požymiai, L4 antirolistezė, L5, man skambina, negaliu dabar persiplėšti, S1 ten plokštelių, laukit, aš jau perskaičiau, nu jo, išvada tokia, pasak mano motinos, jam nieko nėra, o išvada iš 4 eilučių. Spondiliozės, spondiloartrozės požymiai, L4 antirolistezė, L5S1 den plokštelių modis tipo pakitimai, L230 paracentrinė protruzija, L5S1 kair paracentrinė foraminalinė protruzija, polisegmentinė mišraus pobūdžio šoninių kišenių tarp slankstelinio angų stenozė, reikšmingas stuburo kanalo stenozė L4-5 lygyje, pagrindinė diagnozė nervų šaknelių rezginių suspaudimas sergant tarp slankstelinio disko sutrikimais, juosmens ir kitų tarp slankstelinio diskų ligos su radikulopatija. Turbūt jau aš irgi nebemoku skaityti, nes savo motinos duktė stuburo stenozė, juosmens sritis, lumbargija, radikulopatija, kairė paracentrinė foraminalinė protruzija, stuburo kanalo stenozė.